Na ką, tikimės gerų varžybų ir aišku, norėsim laimėti. Aišku, mums bus labai sunkios, todėl kad mums reikia pirmą gerinti savo žaidimą, kad jeigu norėsim, kad laimėtų iš tai komandą. Ir gerai būtų, jeigu kuo daugiau sirgalių ateitų ir mums padėtų būtų kaip šeštas žaidėjas mums. Apie Makabį labai mobili komanda, labai greitai juda aikšteliai, daug meta tritaškių. Reikia sustabdyti juos ir pasistengti diktuoti savo sąlygos. Neduoti jiems įsižaisti, pajaust žaidimą. Makabį laimėjo 6 rungtynes šalies, ar negazdina? Na, kas dėl mane liečia, tai aš nežiūriu į tos 6 ar 10 pergalių iš eilės, bet reikia žiūrėti į savo žaidimą ir stengtis kiekvienas varžybos laimėti. Tai, kad nežai Sofoklis, čia paleidžiat sumūžti? Iš vienos pusės yra pliusų ir minusų. Jisai, aišku, puolime daug duoda naudos, bet už tai gynyboje jisai yra daug lėtesnis už kitus žaidėjus. Bet aišku, palengvinti. Tokių žaidėjų nedaug yra Europoje, kurie su tokiais fiziniais duomeniais ir aišku. Bet ar tikrai jisai nežais, dar čia neaišku. Sako, Žalgiriui reikia gerinti žaidimą. Ką labiausiai reikia taisyti žaidimą? Daug yra. Ir puolimo, ir gynybos, ir galvoju, čia galima daug priežasčių ieškoti ir galima ir rasti jų, bet pirmą reikia į save pažiūrėti ir savyje pažiūrėti, kaip, kas ir kiekvienas turi pažiūrėti į save. Makabį laimėjo 6 rungtynes šalies, kur stipriai pusė? Matot, susitinkam tikrai su stiprią komandą, kaip jūs minėjot. Tai komanda, kuri turi tik 2 pralašymus ir šiuo metu top 16 demonstruoja tikrai įspūdingą žaidimą. Jie palyginus su reguliariu sezonu, tas 2 rungtynės žaidžia nuostabiai. Jų pataikymo procentas labai geras ir jie pagerinę nuo 75 iki 85 taškų per rungtynės. Tai tikrai žaidžia tokia atakuojantį krepšinį ir daug talentingų žaidėjų ir daug agresyvių ir pavojingų žaidėjų, kurių tikrai mums bus sunku uždengti, nes jie tiek prasiverš gali, tiek pataikyti. Tai, sakyčiau, visi turėsim darbą, tiek aikšteliai būnantys žaidėjai, tiek ir ant suoliuko. Jūsų skautas minėjo, jog Makabį turi labai daug dirbinių, tai kažkas naujo jums? Matot, kai jie turi tokių mobilių žaidėjų, tie deriniai, sakyčiau, tie, kurie žaidžia, tie, kurie išeina, daugam skirta pagal jų galimybės. Ir tie deriniai, sakyčiau, bet, baigėsi vos ne to pačiu. Tie deriniai vis tiek susideda iš 1-1, pick and rollai, užtvaros įvairios, tai, sakyčiau, nieko naujo neprigalvoja, bet vis tiek supainioja ir nėra taip lengva žaidėjams viską tokiam greitai atlikti. Sakyčiau, tikrai mums bus gana sunku tikrai uždengti, nes tikrai, kaip minėjau, yra žaidėjų, kurios prieš juos tikrai bus sunku ir net numatyti, kurie žaisti ir bus lyderiai, nes jie lygiaverčiai visi ir gali kiekvienas rungtynės kažkas atsiskleisti ir ką mėnesį to daugiau žaidžia. Pirmame etape buvo antri pagal 3 taškų kiekvieną, dabar paskutinį, kur vienas tas? Staigliai pataikėt ir geras klausimas, sakyčiau, kaip Makabis yra pagerinęs savo žaidimą, o mūsų yra tas paskutinės 2 rungtynės palyginus su reguliariu sezonu yra suprastėjęs. Mes kaip tik neišnaudojam savo galimybių, neišnaudojam gerų padėčių, mes ir laisvi nepataikom, iš po krepšio taip pat nepataikėm ir aš tikiuosi tai negali kartotis ir mes grįšim prie savo skaičių, prie savo pataikymų ir sakyti, norint kažką laimėti ir, kaip minėjau anksčiau, mes turim net pagerinti tą žaidimą, norint žengti ir kovoti ir laimėti prieš tokias stiprias komandas, mes turim žymiai geriau atrodyti. Tai pesimistiškai šiandien nusiteikęs? Lyg aš nebuvau
kažkoks pesimistas ir aš tikiuosi, sakau, mes tikiu savo komandą ir mes matau per treniruotės, ką mes galim padaryti ir tikiuosi rytoj tikrai mes duosim labai stiprią kovą ir lygiaverčiai kaip ir jie ir, sakyčiau, su mūsų palaikymo žiūrovais mes turim laimėti.